gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai. Su jumis gyvos pasakos, na ir šį kartą Mama karalienė. O pirmoji mūsų pasaka, kurią noriu šiandien jums paskaityti, Princesė ir varlius. Vieną dieną gražuolė jauniausioji karaliaus duktė išėjo pasivaikščioti į netoli rūmų esantį mišką. Ėjo ir užtiko skaidrų šaltinį. Prisėdo princesė ant kranto ir pradėjo žaisti su auksiniu rutuliu. Tai buvo mėgstamiausias jo žaislas. Ji mėtė jį į viršų ir gaudė. Mėtė ir gaudė. Tačiau vieną kartą auksinis rutulys užkilo labai aukštai, leisdamasis užkliuvo už šakos, na ir pliumtelėjo į šaltinį. Princesė labai nuliūdo. Šaltinis buvo toks gilus, kad net jo dugno nesimatė. Atiduočiau visas savo puošniausias sukneles, papuošalus, brangenybes, tam, kuris sugebėtų ištraukti mano auksinį rutulį, suvaitojo viltį praradusi princesė. Man nereikia tavo papuošalų, brangenybių ir tuo pačiu suknelių, pasigirdo balsas visai šalia. Ištrauksiu tą tavo rutulį, jei leisi man 3 dienas valgyti su tavimi iš vienos lėkštės, miegoti su tavimi 3 naktis vienoje lovoje ir pažadėsi mane pamilti. Princesė apsidairė aplinkui, ieškodama, kasgi čia šneka, ir pamatė ant kranto tupinti mažą žalią varliuką. Ji labai nustebusi, sutikusi kalbantį varlių, juk kaip žinia, varlės nešneka. Ir pati savo pagalvojo, jis tikrai gali ištraukti rutulį iš vandens ir nereikės nieko už tai mokėti. Pasakysiu, kad sutinku, vis tiek iki rūmų jisai niekaip nenusigaus. Gerai, sutinku su tavo sąlygomis, tik atnešk man mano auksinį rutulį, pasakė princesė ir varlius tą pačią akimirką pliukštelėjo į vandenį. Po kelių minučių jis aišku išnėrė, laikydamas burnoje mylimą princesės žaislą. Princesė tik tai čiupo rutulį, padėkojo varliukui ir pasileido į mišką. Ei, palauk, pasiimk ir mane! Tu juk pažadėjai! Sušuko jai pavimui varliukas. Neštis tavęs į rūmus tikrai nežadėjau, nusikvatojo princesė ir pasileido bėgti miške. Po kelių dienų karaliaus šeima pusryčiavo rūmų valgomajame. Ir netikėtai už durų staiga pasigirdo keistas garsas. Šlept, šlept, šlept. O po kelių akimirkų pasigirdo ir beldimas į duris. Jaunoji princesė aišku nuėjo atidaryti tų durų ir už jų pamatė tą patį varliuką, kuriam pažado neištesėjo ir paliko jį vieną. Sveika, princesė. Atėjau pasiimti žadėtojo atlygio. Išsigandusi princesė tik tai užtrenkė duris ir nubėgo prie stalo. Bet aišku, jos tėvas karalius pamatė, kad jauniausia dukra grįžo kažko labai išsigandusi ir net perbalusi. Jis pradėjo klausinėti, kasgi ten buvo. Princesė iš pradžių nenorėjo nieko sakyti, bet verčiama tėvą pagaliau ėmė ir viską papasakojo. Negerai taip elgtis, dukra mano, subarė ją karalius. Tu juk esi princesė ir jeigu jau kam davėjai žodį, privalai jo laikytis. Eik ir įleisk varlį į vidų. Princesė įsileido varliuką ir net užkėlė jį ant stalo, kad šis galėtų pasiekti jos lėkštę. Nelabai buvo smagu valgyti su varle iš vienos lėkštės, bet ką be padarysi. Ta patį reikėjo dar pakartoti ir per pietus, ir per vakarienę. Nuo atėjus vakarui, princesė turėjo padėti lovoje šalia savosios dar vieną pagalvę. Ant jos ramiai iki ryto ir pramiegojo žalias varliukas. Ir taip tęsėsi 3 dienas ir 3 naktis. 4 dienos rytą princesė jau norėjo mesti varlių pro langą į sodą. Ištiesė ranką, nes jai atrodė, kad visos sąlygos lyg ir išpildytos. Palauk, princesė, liko dar vienas pažadas, tarė į varlius. Tu juk pažadėjai mane pamilti. Na gerai, myliu, atsakė princesė ir vėl ištiesė ranką su varle pro langą. Tada turi mane pabučiuoti, kad būtų aišku, jog nemeluoji. Vėl nerimsta varliukas.
Manydama, jog tai jau paskutinė sąlyga, paskutinis išbandymas, princesė nors ir nelabai noromis, pakštelėjo varliukui į lūpas. Ir ką jūs galvojate? Staiga įvyko stebuklas. Priešais princesę varliaus vietoje atsirado nuostabus gražuolis princas. Princas papasakojo, kad piktoji laumė jį užbūrė ir pavertė varle. Ir turėjo jis būti varle, kol kuri nors princesė nesutiks valgyti su juo 3 dienas iš vienos lėkštės, miegoti 3 naktis su juo vienoje lovoje ir jo nepamils. Tad dabar princesės bučinys išsklaidė tuos kerus. Princas pakvietė princesę aplankyti jo pilį, kad visi galėtų padėkoti burtus išsklaidžiusiai mergeliai. Kai tik princesė sutiko keliauti, tuoj atsirado prabangi, eikliais žirgais kinkyta karieta su visa karališka patarnautojų palyda. Princesę į kelionę išlydėjo tėvas karalius, mama karalienė ir abi seserys. Visi mojavo ir visi rūmų dvariškiai bei paprasti miestiečiai, linkėdami sėkmės princesė išlydėjo kelionę su princu. O princo rūmuose laukė toks puikus sutikimas, kad princesiai net galva apsvaigo. Ten ją sutiko kaip tikrą išgelbėtoją. O kai princas jai pasipiršo, princesė niekiek nedvejodama sutiko už jo tekėti. Ir jie gyveno ilgai ir labai laimingai. Tiek pasakų šį kartą. Su jumis buvo Mama Karalienė gyvose pasakose. Jeigu jums patiko tai, ką išgirdote ir norite pamatyti daugiau, prenumeruokite šį kanalą, pamėkite mūsų profilių socialiniuose tinkluose, pasekite mus, komentuokite ir nebejoju, kad tų pasakų bus daugiau, nes taip padėsite mūsų kūrybai. Ačiū visiems, ačiū vaikams, ačiū jų tėveliams ir iki kitų pasakų. Gyvas pasakas.